mums, pavyzdžiui, šituo atveju gyvybė šitiems dviems buvo svarbiau. Kiti sakytų, man kas, aš jau gal nepažįstu, ne? Vienodai rodo, bet ne. Jo, bet pasirodo ne. Ne, žmogus kaip kiekvienas. Aš tiesiog prielaidas. Taip. Jo, bet tai, ar tai padėjo? Taip. Laikinai. Taip. Jo, bet tuo metu... Rytoj gal vėl tas pats bus, bet tai šiandien jau... Ne. Kitą dieną. Tai čia matosi, tai neapykanta ilgalaikė. Čia jau mes jau galim taip, iš šitos mažos scenos, negalim visas spektaklį sukurti. Ne? Vaizduoti. Tų pratesimų. Dviejų dalių tai tikrai. Daugiaseriniai. Tai va. Bet matom jau, kaip kinta, tai būtent įvedus kažką kitą. Tuo atveju mes galim kažką tai iš viso pakeisti. Pavyzdžiui, ne trečią žmogų, ne kad jis kažką keistų, bet vieną iš asmenų šitų konfliktuojančių. Vyras ateina. Gali vyras ateiti. Gali dar kažkas ateiti. Ir mes, būtent forumo teatro esmė yra pasižiūrėti, kaip kinta situacijos į būtent, iš to pavyzdžiui, iš šito paskutinio scenos aš tai suvokiau, kad kartais yra kvaila, kai virtytis, nes yra svarbesnių dalykų. Ne? Nes man kaip vienas žmogus yra pasakęs, sako, pamatytum, jeigu ateitų Lietuvoje karas, kaip visi pradėtų taikytis vienas su kitu. Jis suprastų, kad tenais brolis ar dėl kažkokio šūdniekio, kvaila pasakyti, ten, įsižeisti ar dar kažką, nes yra labai svarbesnių dalykų. Čia ginčytina labai, žiūrint tavo brolio kokios pažiūros, gal jis dar tave priduos. Galbūt, bet kartais man tai leidžia suprasti, kad kartais aš per daug savai, tarkim, iškeliu, ir suprasti, kad yra daug reikšmingesnių dalykų, dėl to, kad aš čia kažkur tai įsižeist, kažkur turėčiau, arba ten man kažkas kažką pasakė, ir kas iš to? Ar tai atneša tą džiaugsmą ir gėrį, ar aš noriu tiesiog dėl kažko konfliktuoti? Ekstra situacijai žmonės taip ir galvoja. Taip, būtent ir tą man pamatom, kad ekstra situacijos mes galim kardinaliai persiorientuoja iš karto. Būtent. Viskas. Pabandom dar kartą? Ne viskas. Ką dar? Aš turiu kitą idėją. Mane auga. Gerai, pabandom. Gerai. Tai kaip muštis. Dabar tu muškis. Dabar jau aš noriu nesimušti. Gerai. Tačiau tu tokia krūta atrodo, Daiva. Aš čia kaimo gruodžiais prieš. Tu dainuoji. Odesos huliganas. Gerai, pasiruošę? 3-4. Klausyk, patrauk savo letenas. Neliesk manęs, trauk nuo mano sklypo, varyk iš čia! Jau žinokit, kokį naujieną. Kokią naujieną? Aš nepasisveikiu. Visi tik ant manęs, galvoju, visi tik ant manęs. Eik, bet iš šokio perdavė kestą. Tavo, tai. Ne man. O ta sakė kažkokį. O nors irgi pasitaisis? Aš ne. Pačiam atrodo. Ai, nereikia maždavo paskos. Ai, žinokit, kopūstų daigų labai gerų turiu duosiu. Eik, tu Aš tą pat irgi turėjau, sakau, kad galima kokį pletką pasakyti, kokią naujieną. Moterim pletkai turėti. Tai ką matom dabar? Irgi geras sprendimas. Konfliktai sprendimas jau čia tikrai toksai galutinis atrodo. Jo, bet ką matėm, taip bandom pažingsnelį. Matėm sceną, kur jau dvi moteriškės pešas jau ten susikibusios jau buvo. Atėjo trečia, pamatė, jinai ką pradėjo daryti. Ir pletkai susijėmė. Sudomina kitą temą visiškai. Tai jinai tiesiog stovėjo čia ir pasakoja jai, žinot, aš girdėjau taip, ką darė? Kitą temą. Aha, apkabino. Ir išskyrė tuo pačiu kabinetą. Būtent, labai gerai. Jau joms jau kažkaip jau
Geriau taip yra. Ir jau tada jinai pradėjo jau Tai mes apetitas. pradėjom ją girdėti. Jūs pradėjot girdėti abidvi, o tada jinai jau jūs išskirta, einam dar duoti. Jinai nekėlė kažkokį tai jau. balsą. Jo, aš Tada tylėsiu. aš tave girdžiu. Jo. Aha, labai gerai. Reiškia, jinai Aš atskyrė jums tos kalbos nejausiu žmonės tuo kiekvienai. pačiu metu, jinai švelniai apkabino jas, Jo, ir pradėjo ne, ir kalbėti pradėjo paslaptingai. tyliai, žinai, paslaptingai kalbėti kažkaip, kad jos sudominti. Mhm. Ane? Ką dar matėm? Draugiškumą padaryti. Draugiškumą, labai gerai. Pasidalinti kokiu. Ir kad mes iš karto sumažinom toną. Mes Iškart nuo dar, rėkimo dar. Ir mes pamiršot savo pradėjom konfliktą jau. Taip, 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 pradėjom klausyti, kas čia. Informacija Taip. jinai pateikė visai prioritetas buvo ta visa informacija, tas pletkas, ir jos pamiršo. Pati to Labai įdomus kaimynės pletkas labiau buvo, nekentė vadinasi. negu vyrai. Labai įdomi A, informacija. jinai pasakoja apie kažkokį kitą Ne tai, kad- asmenį dėl... Ne tai, kad nekenčia, tiesiog visą laiką maloniau permesti ant kito žmogaus. Svarbu, kad ne apie tave būtų. Ne dėl to, kad nekenčia. Ir tada Taip, šitos jau taip gali sakant, apie ją jinai pašnekėti. asmeniškumą nutraukė, Taip, ne? taip, jinai nutraukė asmeniškumą. o Permetė tai- į trečią. Dar vieną Taip. kažkokią, ne? Dar vieną permetė. Tada tu Kęstutį dabar turi. Apie tave ir apie Kęstutį. Aš Nu va. kažkokį. Labai įdomus sprendimo būdas, ne? Mhm. Greitas, efektyvus. Mhm. Nu va, bet kaip pamatėm, kad mes dabar vat, išsprendėm vat, tą va, esamą lokalų konfliktą, aišku, giluminį mes neišsprendėm, gal ir neišspręsim iš viso, čia, bet tokį vat, vaizdų, ne, kurį tenais galėjo kilti ir iki muštynių ir ten dar kažko, jo neliko. Tai va. Ar norim pabandyti dar kažkokią kitą istoriją? Tai va, duoti Kristinai, jei Šešios. Dar nedalyvavo. Daug supratimas atėjo. Mhm. Etiudo kūrimas. Tai dar bus. Jo, bet etiudo kūrimas yra vienas ir forma teatras biškai kitas. Bet Čia mums kaip mokymai tokie. Labai geras etiudas, tai visuma yra, o atlikimo forma tai jau kaip tu atlieki etiudą. Taip ar ne taip pasakyti? atlikimo, ką turite omenyje? Nu, va tau sako atlik va tokį, va kaip dabar. Va tai etiudą. Mhm. Jūs etiudą kūrėt dabar. Nu, Taip? taip. Nu, čia buvo atlikimo formos, riksmai, pasistumdymai ir ne. Nu, bet Nu, čia taip, tas mes- etiudas tai toks promptus kūriamas jau. Ne, toksai. nes va, nu, Tai jo, tai čia jau Ne, tai aš sakau, tai bet jeigu normalus etiudas, tai jis jau visiems būna apgalvotas. Ne, Aš tai ne, skaitau, tai taip, ne. etiudas, kaip vat, jie vaidino anksčiau su Lyle, ten etiudas, ne? Ar ne? Ne. Ne, Tai yra ne. atsiųstos. Ten miniatiūra jau. Ten miniatiūra, Ten atsiprašau, miniatiūra. kad tai. Jo, etiudas tai yra labai paprasta. Tai yra Trumpas. trumpas, Ekspromtu veiks, nebūtinai ekspromtų, gali būti visiškai sugalvotas, surežisuotas. Nu, tai aš ir sakau, kad daugiau Permąstyti jo, bet tai atrodo. etiudas tai jie turi tam tikras dalis tiesiog. Atėjimas, kažkoks tai Kulminacija veiksmas, pabaiga. ane, jo, kulminaciškai kažkoks tai įvykis, įvyksta įvykis ir nuo to įvykio pasikeitimas. Nu, pavyzdžiui, kai aktorinis stovi ir tau yra užduotis, va, sukurti etiudą vasarą. Nu, Yra tokia užduotis. Yra? būna, nu. Nu, viskas. Ir nebūtinai ekspromtu. vasarą. Nu, Nesvarbu, nesvarbu, bet gali būti vienas žodis, gali būti ten daug. Gali būti visoks. Taip, gali tą vasarą, jo, bet etiudas, Tai tame bus čia etiude, Nėra tranzuoja mašina, va. jo, bet tame etiude, pavyzdžiui, pasako vasarą, ne, gal tame etiude tik tais bus panaudotas vieną kartą žodis vasara. Ir Arba viskas. vėžlys. Pavyzdžiui. Jo, Bet bet čia yra ne- nusakomos aplinkybės. Jeigu vasarą Jo. pasakė, vadinasi aplinkybės. Jūs sako, kodėl aplinkybės jau žaidžiat. O kas ten gali būti? Čia yra Taip, tai čia, jo, bet etiudo esmė yra tiesiog atėjimas, kažkoks tai veiksmas, kulminacija ir pokytis. Atėjęs pokytis. Ir jau Jis pabaiga. keičia ritmą, jis keičia požiūrį, keičia daugelį dalykų kitų. Nu, sakykime, tai yra, jeigu rimtai kalbant, tai yra mini spektakliukas. Taip, Spektaklis irgi turi pradžią, turi veiksmą, turi kulminaciją, turi iš jo atsirišimą. tai va. Nu, pabandom dar kartelį, paskutinį kartą ir aš paleidžiu. Gerai, vartojame. Tai
Imk tas moteriškis, kurios dar Viskas nebuvo. gerai. Kurios nebuvo. Viskas gerai. Tu labai gerai parodai. Viskas gerai. Pabandom. Pabandom dar vieną kartą, tiesiog trumpo, aišku. Pristūtėva nebuvo. Pirmiausia, nebeklystute, o Tai čia visi mokomės. Gerai, etiudas. Visi mes Etiudas, siužetas, jo laikas, tarkim. Vėl laikas. Nu, gerai, tarkim, įsivaizduokit, labai geras etiudas. Atėjom čia, yra va, uždėti šitie elementai, o mums reikia salės, mums reikia vaidinti. Ir va, turim problemą, kad, negalim. Yra du žmonės. Tarkim, yra mūsų maestro Vytautas, kuris atėjo pamatė, kas čia per betvarkį, yra tik tais direktorė, kuri sako, sorry, jūs net neperspėjot, kad čia vaidinsit. Pabandom. Du žmonės. Давай. Etiudė, Aušra. Давай. Du vyrai va tegul eina. O, tikrai. Tegul būna ir Aušra, ir Edita. Baigėsi. Kas? Išstumdėm. Ne tu, tu įsivaizduok, kad tu... Bet tu negali įstumdyti. Tu Vytautą Jinai liepia. Nepažįstu. Pažįsta per 7 metus. Taip. Nepažįstu, aš nieko, aš negaliu būti Vytautu. Edita, padaryk gerą šaržą, žinok. Nu, nemoku. O tai kaip tau atrodo, taip ir daryk. Ir Janina. Aš niekad nebuvau. Apipurkšti Labai gerai. Iš tikrųjų, čionais labai, žinokit, lavina improvizaciją ir spektakliuose, kuriuose jūs vaidinsit, jums bus paprasčiau. O to brolė. Dabar Direktorė. Taip, atėjo Vytautas ir pradėjo rėkti. Vytautai, pradėk rėkti. Vytautai pradėk rėkti. Nuo kada jau Vytautas rėkė? Viskas, 3, 4. Kas čia per nesąmonė, kodėl salė Kas čia per nesutvarkyta? nesąmonė? Nu, kas čia per nesąmonė? Mangi vaidinti reikia, kodėl salė nesutvarkyta, kodėl po renginių salė nesibaigia nesutvarkoma. Būrelio laikas, prašau, tvarkykitės ir vaidinkit. Mes po savo vaidinimų ir po repeticijų visą laiką susitvarkom. Labai gerai ir prieš vaidinimą, prašau, susitvarkyti, jau renkasi jūsų žmonės. Yra 10 minučių. Kas mums už tai mokės? O, atlyginimų už tai gaunam. Nu, ne už tai mes atlyginimą gaunam, ne už tai mes gaunam atlyginimą. Brangusis, dirbti nori? Galite ieškoti kito režisieriaus. Viskas buvo gerai, dirbti nori. Ir čia buvo kulminacija. Prasme, čia wow, čia aukščiausias taškas buvo. Bet ką mes matėm? Matėm pasikėlusią direktorę. Gerai, matėm du personažus. Nesiskaitantį su savo kolektyvu. Šiaip abu pasikėlė. Abu pasikėlė. Abudu pasikėlė. Abudu Gerai, pasikėlė. Ne, kodėl? Režisierius ateina, jam reikia. Nu, kodėl? Kodėl tu nesutvarkyta? Kodėl? O kodėl? Nes, galėtų Kalbam po vieną gerai ir iškart pasakykit bendrai. Tau atlyginimą tai moka, bet mano... Iš pradžių išsiaiškinkim, ką matėm. Gerai, išsiaiškinkim, ką matėm, o paskui galėsim pasiūlymus pasižiūrėti ir suvaidinti. Tai ką mes matėm dar? Nu, režisierių piktą matėm. Matėm režisierių piktą, gerai. taip. Matėm du žmonės, kurie atrodo, kad abudu yra teisūs. Ta prasme, jie nelinkę nusileisti vienas Abudu kitam. Gerai. Jo. Jie ieško kompromiso. Gerai, mes bandom tada įsivardinti, kas šiandien yra, tas skriaudėjas, kuris yra nukentėjusysis šiuo atveju. Direktoriai trūksta kompetencijos, nes iškart prasidėjo grasinimas. Nu, mes jo, paskui, tarkim, grasinimą matėm, ne? Dėl kompetencijos mes neturime žinių šiuo atveju, bet... tokia jau jos yra tokia pasipūtusi. Valdžia savo Nesiskaitanti su savo pavaldiniais, nes nelabai besiskaitanti.
Ir neteisingai. Bet Teatro būrelis buvo. tarkim, įsivardinkim čionais nukentėjusį ir skriaudėją. Nu tai direktorė skriaudėja, nes nukentėjusysis atėjo dirbti, o sąlygų nėra. Ta prasme, nes Čia taip pat kaip ateiti į baseiną ir jame vandens nėra pripilta. Gerai. Ruošiasi žmonės eit plaukiot. Kas mano taip pat? Ar matom, kad šiuo atveju... Čia aišku labai plona linija iš tikrųjų. Jo, bet... Labai plona. Šiek tiek šalies Visada. tipo direktorė, jo, jinai nelabai ta vadinasi kompetentinga, nes nesugeba Bet neskriaudėja. pasirūpinti, kad būtų, paruošta, kaip po salė ar ten kažkas, paruošta, sutvarkyta tam tikriems dalykams, sureguliuot, žodžiu, nes. Ar direktorės darbas reguliuoti tokius dalykus? Bet jinai turi tą viską perteikti, pavyzdžiui, tas, kas užsijima. Jinai turi paveldinės ir turi būti nurodyta. Tokią valandą suneša šitas, tokią valandą išmontuoja. Suteikia nurodymą, kažkas kažko nepadarė, ne? Imkim taip, mes galbūt nežinom, ar gal jinai šitą jau kažkam buvo lieptas. Vėlgi atėjęs režisierius gal gali su savo kolektyvu įsitekti mažesniais. Vėlgi, Bet gal ir negali. Čia yra galimybės, kurios mes galėtume įsivardinti, ne, kaip atvadinant antrą kartą, kad galbūt galima būtų pasiūlyti alternatyvą kažkokią, ne? Tai yra vienas iš variantų, prisiminkim šitą pasiūlymą. Bet man labai svarbu išsiaiškinti, ar tikrai šitoje situacijoje šitą nukentėjusius ir skriaudėjas yra, kaip mes visi įsivardiname, ne? Man tai čia ne. Man atrodo, kad jie abu du lygus ir tiesiog stovi savo pozicijų. Nei čia ne kažkas nukentėjo. Nukentėjo gal teatro būrelis. Tai apie tai, kad būrelis nukentėjo. O jisai režisierius, tai atstovas būrelio. Bet jisai taip, jisai ne kaip žmogus nukentėjo, o kaip režisierius. Gerai, tai įsivaizduokim, bandom priimti, kad čia tada nukentėjusio ir šito skriaudėjo tikslaus nėra, nes neaišku, ne? Iš to, ką aš pačioj pradžioj paminėjau, kad režisierius atėjo su savo visą būreliu laiku, kuris nėra numatytas jam kolektyvų vaidinti. Tai čia toks niuansas yra. Tarkim. Tada taip. Jeigu laikas, kuris nenumatytas, ne jo laiku atėjo, tai taip. Tada taip. Jeigu tuo laiku, tai tada jau kitas dalykas. Jinai turėtų būti švelnesnė ir bandyti direktoriai įsisukti iš tos situacijos, kad gal jau jūs jau mes jau taip nespėjom, gal jūs galėtumėt, gal taip jau švelniau visą. Gerai, tai yra pasiūlymas, kaip ir čia, ne? Paieškoti alternatyvų kažkokių. Tas alternatyvis, kaip manat, kuris iš jų galėtų pateikti iš personažų? Žinoma, kad direktorė. Aš tai už tai, kad direktorė turėjo. Gerai, galim pavadinti antrą kartą ir... Ne, mes ne ją vaidinam. Taip, bet... Mes, pavyzdžiui, Pasvalio direktorių vaidinam ir režisierių. Bet aš vaidinu realiom sąlygom, kaip yra. Taip. Iš tikrųjų. Tarkim, taip. O dabar pasvajok. Jokių alternatyvų nėra. Dabar pasvajok, kaip galėtų būti. Kaip galėtų būti? Tai realiam laikė. Ar gali sugalvoti alternatyvų? Tai sugalvoti. Tai dabar sugalvoti alternatyvą, pavyzdžiui, kurią? Kokią vieną alternatyvą? Pasiūlinkim iš karto. Nu, pasiūlykit. Eiti mažąją salę. Eiti mažąją salę. Ne, kad mums reikia didelė salė. Sakyk, draugiškai paimkim ir patvarkykim. O blembai, valytojų kambarėlį. Gerai, iš naujo. Pabandom. Gerai. Pabandom. 3, 4. Kodėl salė nesutvarkyta? Mumsgi repeticija čia šiandien turi būti. Kaip tai nesutvarkyta? Nu taip va. Kiekvienas ateina susitvarko savo darbą. Nu kaip tai susitvarko? Taigi visi turi susitvarkyti po savęs. Mes visą laiką susitvarkom po savęs. Tai jūs ir pasiruošt turit, sunešt, kas jums reikalingo, šitą išnešt.
Tai gal einam kartu ir išnešim, jeigu jau čia nėra darbuotojų pas Tai jūs, taip jau. negaliu, man choro repeticija. Jau žmonės mano laukia. O tai kas tada turi daryti? Nu tai jeigu gal padėkit, aš viena gi nesugalėjau. Sugalvoju. Antram aukšte yra kambarėlis. Ten šluotos, kibirai. O jūsų nedaug, tik tai 10 sutilpsit ir pavadinsit. Tai žinokit, jūs sakėt, kur einat? Į chorą? Repeticiją? Ai, nu, Tai žinokit, chorui ten irgi visai neblogai, vienas prie kito arčiau, tai vad galės irgi labai gerai dainuoti. Mūsų Jau trys vienas tai šito labai gerai. Einam rodysiu. Nu, aš žinau, kur tas kambarėlis yra. Ką šį kartą pamatėm šitos dinamikos? Nenusileidžia viens kitam niekaip. Nu, tai gal kad... Nu, kodėl? Visai Aš siūliau nesuleidžia, šitą padėti siūlo realų sutvarkyti, kaip jis galėtų išspręsti šitą situaciją. O antroji kategoriškai, jinai ne ir viskas, jinai nestumdys. Bet Bet vis vis tik vien tai tokio direktorės kalboj tokio nuvertinimo tokio jaučiasi gan stipraus. Ai, nuvertinimo. Jūs eikit į kambariuką ten kažkur, tai jūs čia nesvarbus visiškai, man choras yra labai svarbu, o jūs čia jau Bet dabar ne mūsų dešimtai direktorė. Šiek tiek jinai negali nesuprasti visiškai, kas vyksta, bet jinai net ir pasityčiodama Biški pasiūlo. pasityčiodama kambariuką. O tai ką, Gerai, jūs mes- nusileisti, jeigu į kambariuką važiuoju, ką daryti? Aišku, kad Tai gerai, mes matom direktorės Režisierius pasiūlė. Tipo taktiškas patyčios. taktiškas patyčias, taip, tarkim mane, savo viršenybės rodymas ir taip toliau, ne, kas dar? Aš turiu pasiūlymą. Mes kitos direktorės nepažįstam, Justiną pažįstate, Justiną pabūsime. Čia Ne apie tai šnekam. Ne apie tai mes šnekam. atkurti Mes nevaidinam realių žmonių. Jo, realių žmonių, tiesiog situacija. Taigi situaciją apvaidinam. Situacija. Tai ką reikia to trys kitos nepažįstam? Ką mes matėm čia? Kokį pokytį prieš tai buvusi? Nuo praeito karto. Pokytis, kad direktorė alternatyvą rado. Gerai, Pasityčiojimų rado. Bet rado. gerai, rado, ką dar? Taip, bet režisierė bando. Ar yra, pavyzdžiui, jūsų bando gyvenime ieškoti taip buvę, ir kad rado žmogus... alternatyvą. Ir alternatyvos vis tiek nedavė nei vienos, nei kitos ir konfliktų sprendimų. Kai kas nors, nu, vat, pamato, ne, Konfliktas kad vyko jūs, ir jis kad jūs nusileidžiat, jūs dar, iš jūsų dar biškį Tyčiojasi. pasišaipėt. Taip, taip. Ar kas nors yra gyvenime tai buvę? Be jokios abejonės. Žinoma. Visiems matomai, bet tai dabar prisimenu. Jeigu tik nusileidži, tai visados tau dar Ant palaikys galvos užkišt. už silpnybę tavo. Kai pragyveni 5-6 vadovus, tai tikrai būna. Gerai, tai ką mes galim, kaip manot, ką mes galim padaryti kitaip? Ką galim pasiūlyti? Atšaukta bei repeticija. Ne, tai galim pakeisti. Direktorė atsiprašinėja pas režisierių, tu nepyk, būk gerutė. Gerai, Mes su Mes choro negalim- ateisim čia, o jūs eikit į mūsų vietą. Jo, nes chorų čia bus. Nes chorų čia va kaip tik yra ir jau šitą režisierius, bet va tavo chorų yra vieta, prašau, viskas gatava, o mes einame. Gerai, pabandom Nu, kita alternatyvą. Pabandom. alternatyva gali būti, aš jau gera ir siūlau. Gerai, pabandom. Tu gera, pakvies savo kolektyvą, greit sunešam, aš padėsiu su kita kartu. Nu, gali būti. Irgi galimas variantas. Bet jeigu įmam mūsų chorai, nenešti. Jo, tai galimas variantas, ne? Bet čia jau pasiūlymus alternatyvas kažkokias. Bet kažkokį... Gali savo vyrus choristus susikviesti ir jie gal to visi bendrai imam ir padarom. Gal čia kažką, tai būtų labai gražu. Sujungus jėgas abiejų kolektyvų ir Gerai, išnešti. bet jeigu nei vienas, nei kitas mes matėm, kad jie kaip užėjai nenori nieko. Aha. O jeigu pabandom pavadinti, ne, ir įvelti trečią žmogų tiesiog į visą šitą. Dar vieną žmogų. Va, pamatom dalę, kuri sprendžia problemas. Pabandom. Ką? Eik spręs problemų. Aš jau vaikų, ne. Nu, pabandom. Nu, greitai spręs. Spręskim šitą Nu, problemą. ir kas išspręs, bandys išspręs. Kažkuria
kažkurio metu ateis aktorė, ane, kuri yra su režisierium ir bandys pasiūlyti galbūt kažkokį sprendimo būdą, bet pažiūrėsim į dinamiką, kaip keičiasi žmonių reakcijos į tai, kad yra dar vienas žmogus iš pradžių. Blemba, duodi vieno, nesąžininga tai. Ne, nu tai nebūtinai. Pasižiūrėkime. Iš to pačio kolektyvo sureguliuos viską. Esmė yra pasižiūrėti, kaip kinta, ne? Ta dinamika, kokie būna sprendimai ir taip toliau. Gerai, galim pakartoti? Galim. 3-4 jūsų scena. Nu ir vėl salė nesutvarkyta, nu kur mums repetuoti, mes negalim kiekvieną kartą ateiti ir čia tvarkyti tos salės. Nu, taigi gali kiekvienas kolektyvas susitvarkyti Nesinervuok, kaip nors išnešit ir parepetuosit. Nu, tai aš tikiuosi padėsit. Nu, ne, aš man neturiu laiko posėdis. Nu, to kas turi laiko. Kas? Sveiki, laba diena, biškį vėluojam, atsiprašom, bet jau renkamės visi. Kas čia, bet betvarkė. Nu, tai visą laiką atėjo ir jūs sunešiosit ir jūs galėsit repetuot. Direktorė, nu kur aš su savo koja tokia, ar aš pakelsiu šitą, subaikite. Taigi ir sveiku yra su visom kojom sveikom. O tai čia, palauk. Nu, aš nežinau, nu man jau. Nu, aš tai paskutinis kartas, kai aš sustūmau šitas, sutvarkau tą salę, žinokit, daugiau tikrai netvarkysiu. Nu, gerai. Nes aš, žinokit, tikrai paskutinis kartas, kai tvarkau, paskutinis. Aplamai paskutinis čia teatre. Brangu, režisieriau, tai kultūros bus paskutinis. Važiuosi į kelionę? Autobusą duosiu. Bet tai mes dabar tvarkysim čia, taigi repeticija, paskui mane, nes 8 valandą mes šoktą einam. Taigi mes neturėsim repeticijos. Ai, Vytautai, jūs kaip visą laiką, aš viską padarysiu. Ką pamatėm dabar? Nieko mes nepamatėm. Nedavė įsižiūrėti. Kompromisą pamatėm. Nusileidom. Režisierius visiškai. Sutvarkysim, padarysim. Ar čia jautėsi, kad tai yra teisinga? Ne. Nu ne. Labai ne. Ne. Su žmogui jau kantrybė baigė, surepetuoti reikia. Bet daug kartų vis tiek kažkas turi nusileisti, kad būtų pasiektas kažkoks rezultatas. Bet jūs manot, kad, pavyzdžiui, nu, tai rezultatas gali būti pasiektas ir nebūtinai nusileidžiant, ne? Šituo atveju. Bet mes pamatėm, kad šituo atveju nusileisdamas, ne, ir padarydamas taip, nu, jau automatiškai, aš nežinau, ar jūs sutiksit, jis tampa nukentėjusiu. Taip. Jeigu iki šiol to nebuvo, nematėm dviejų lygiaverčių žmonių, tiesiog konfliktą kažkokią, ne, tiesiog, nu, užsispyrimą galbūt, ne, dabar jau tampa nukentėjusiu. Aš tai čia mačiau gero auklėjimo spragas. Sakyčiau, nes vyras pasakyt moteris, nu kaip jisai moteriai pasakys ne, nu jisai pasakė, kad gerai, aš sutvarkysiu, bet tai bus paskutinis kartas. Jeigu bus dar kartą, bus paskutinė diena mano kultūros centre. Jo, bet ar mes to patikėjom? Kiek jau kartų buvo šitai pasakyta? Nu, aš nežinau, aš tai pirmą kartą. Nu, mes įtarėm. Mes įtarėm taip. Taip ir padarau. Jo, bet čia čia yra personažas, bet mes iš to, kaip tu pasakėjai, ne, mes pamatėm, kad tai yra, nu, nėra visiška tiesa. Nu, bent jau mums tai atrodo, kad tai nėra, nu, tikra. Kad tai nėra tas, kad direktoriai, o kas čia buvo, ne? Bet tai nebuvo, bet šitame va, bent jau. Bet man labai įdomu, kaip pasikeitė dinamika, kai atėjo kitas žmogus. Truputėlį atsiskėlė. Nuslūko. Ne, tai kad neleido žodžio pasakyti, jo negirdėjo. Jo, bet čia nesmė, nebūtinai, kartais nebūtina pasakyti trečiam žmogui, kad jam tai reikia pastovėti, ne? Taip, šalia. Keičiasi viskas. Tai ką mes pamatėm? Kaip pasikeitė vienas personažas, kaip kitas, kaip jų dinamika pakito, kaip jų santykis pakito. Reikia kalbėtis. Čia visada reikia kalbėtis.
Dialogas yra Tai geriausias. žmogus įtakojo šitų dviejų sprendimus. Nežinau, ar Pagreitino gal, pagreitino galbūt. Pagreitino, ar tikrai, ar Tai tu matai, visų pirma, paskutinę kartą. jo, bet mes kartais galim sakyti, ne, tam tikrus dalykus, kurias, nu, blefuoti, kaip taip yra. Tiesiog pasakyti, ne, bet tai jau... Daryt nedarysi. Jo. Bet kas labai buvo įdomu, bent jau aš tai pamačiau, ne, kad atėjęs trečias žmogus, kuris yra artimas režisieriui, ne, turėjo įtakos daugiau režisieriui negu direktoriui. Ne, nu tai tas žmogus yra būrelio irgi ir mato, režisierius mato, kad renkasi jau kolektyvas, o mes turim ribotą laiką repeticijai ir jis jau turi padaryti sprendimą greitą kažkokį. Jo, bet mes nežinom ten nei to tikslaus laiko, kokie tenais yra, bet mes žiūrim dinamiką, kaip pakito. Ką turiu minėti, aš noriu grįžti į tai, kad mes pamatėm, kad jis padarė tam tikrą sprendimą, ne savo naudai. Taip. Nes prieš tai irgi turėjo daug šitą, nu, nedaug laiko ir tie galbūt aktoriai irgi rinkosi, matė, bet šitoje vietoje su juo nebuvo. Ane? Reiškia, trečias žmogus, artimas iš šio rato, padarė jam didesnį įtaką negu tam, nu, vat, būtent direktoriui. Ir čia padarė ne tai, kad čia labai įdomu, mes galim galvoti, kodėl ir taip toliau, bet padarė įtaką net ne jo naudai. Taip. Tai reiškia, jis turėjo jausti spaudimą jau nebe iš vieno, bet iš dviejų. Ar panašiai? Aš šitą pamatėm? Iš visada nesuprantamas, kad įtaką padarė jos žmogus, jai įtaką padarė, bet ne man. Jo, bet ką tai reiškia? taip, režisieriui padarė įtaką, mes apie tai ir šnekam. Kad reiškia, kad režisierius šitoje, arba šitas personažas, jautė spaudimą jau iš dviejų pusių jisai taip jau turi, taip. Jo komandos narys, jam atrodė ne komandos narys, ne palaikymas, ne? O spaudimas. Taip. Ir tai labai, labai įdomi dinamika. Šiaip jau. Ką dar galim? Tai ačiū Jums labai. Tai tik buvo Formų teatras. Bet buvo labai įdomu. Tai pakartosim dar kokį vakarą. Taip, vieną vakarą, kai dar pakartosim. Dar ne vieną. Vieną tai tikrai. Tai ačiū Jum, dabar jau susipažinot su Formų teatru. Antanai, galėsi su žmona parepetuoti. Ir jeigu iš tikrųjų... Šuniuką turit? Kaip Jums būtų išspręsti, kad tam tikrus Atsineškite Katiną turiu, šuns neturiu. Jo, kitam susitikimui ir... Žinau vieną dar. Iš karto. Ne, tai aš jau prieš tai žinojau, bet norėjau kitokio. Aš būčiau padarius dar pabaigą tokią.